Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys laidelę Žvejo kelias su Richardu. Kągi draugai, viduržiemis realiai. Sausio pats vidurys. Pabandysim žvejoti Nevėžyje. Šiaip aš įpratęs šitose vietose žvejoti ankstyvą pavasarį, bet kadangi dabar pas mus pavasaris toksai, kaip sakant, žiema kaip pavasaris, gal ir visai smagu pasėdėti su fideriuku. Pabandysim, pasidėsime Nevėžyje ant tiesiosios, tuščia, nėra žmonių, nei vieno žmogaus iš viso, ramybė, netgi duobės pustuštės. Kad ten yra tų ne pačių geriausių žmonių, tai jų ten buvo ir bus, galėtų inspektoriai dažniau truputėlį apsilankyti Nevėžio duobėse, nes ale tipo spiningautojai tenais užsiema, o iš tikrųjų užsidėjo tokius hakus ir ir daužo per kupras. Baisus dalykas, iš tikrųjų baisus. Inspektoriai turėtų tikrai atkreipti dėmesį ir dažniau atvažiuoti tas vietas. Nemalonu. Jokingiausia tai, kad sėdi žvejai ir tie dročkininkai vis tiek dirba savo piktą darbą. Bimbam jiems ant tų žvejų, kaip sakant. Tai va, baigiam tą savo blogą visą negatyvą, kaip sakant. Pereiname prie normalių dalykų, pereiname prie žvejybos. Dar vienas nemalonumas yra irgi eilinis kartas atvažiuoju prie Nevėžio šiukšlių kalnas. Bet šį kartą bent jau šiukšlės sudėtos į dėžę, paskui parodysiu. Tai bus labai patogu tiesiog pasikelt, paimti, nunešti, dėti į automobilį ir išvežti. Hebra, važiuojam žvejam. Nenorit imt svetimų šiukšlių, neimkit. Savo bent jau paimkit, įsivežkit. Bent jau savo. Bent jau. Ir to tikrai užteks. Jeigu niekas nepaliksim šiukšlių, nereikės ir svetimų rinkti, kaip sakant. Dabar jau tikrai baigiam tą negatyvą visą. Einam, sėdim, bandom, gaudom. Šiandien pas mus pakankamai vėsu. -3. Dabar tikiuosi, kad yra. Nes kai važiavau, buvo -4. Ką mes turime? Mes turime dabar be 10 minučių 12 valandų. Tai realiai pats vidudienis. Pasibandysim, pažiūrėsim. Kaip visada, viskas prasideda nuo skanavimo švino. Dedame skanavimo švinuką. Greičiausiai reikės seną klipsą nusimest. O pakankamai toli gaudęs kažkur tai. Ir viskas. Ir dabar ką nors pabandom susirasti ant dugno. Šiandieną pas mus pakankamai žemas vanduo. Pavasarį visada būna, kad sėdžiu ten viršuje aukštai. O dabar jau apačioje parandė. Parandė pas mus visai netoli realiai. Pabandom pradžiai čia. Kažkokią tarpkutę parandėlę, neaiškiai. Pasižiūrėsim. Pradžiai pabandysim su vienu kotu. Pamėtysim, pamojosim, jeigu nebus kibimo. Aš tikrai nesitikiu, kad čia viskas vyks taip kaip iš patrankos, kad meti trauki. Tikrai to nebus, nereikia to tikėtis tokio sezono metu. Tai vat, pasiruošęs aš realiai gaudyti su 2 kotais, bet pradžią, aišku, bandysim su vienu. Radau tokį perėjimą iš minkšto į kietą. O, jau žiedeliai šąla. Labai greit tas procesas vyksta. Gerai, daug mes čia dviračių neišradinėsime. Dedamės kokią nors vidutinio tūrio šariklėlę. Pasibandom užsimesti ir pažiūrėti, ką mums čia laiko. Suravė tokia vidutiniokė, nepasakyčiau, kad čia būtų mega galinga. Pabandom pradžiai 40 gramų
paskutinį tokį šulinuką. Jauko, nik. Oi, bus reikalų, čia šiandien bus, kablytė. Su to šalčiu negerai. Sakykim taip, aš, jeigu žiūrėti Nevėžį, šiek tiek tolėliau negu Vidurys. Šiek tiek toliau. Nu, labai panašu, kad 40 gramų stovi. Tai kaip ir nėra blogai. Gerai, ką darom? Matiliukas. Vat šiuo atveju tokios dėžutės polistirolinės žiauriai gerai. Matiliukas įsilaiko, nesušala, fantastika. Čia ir ant ledo gerai, ir su feederiu labai gerai. Įsidedame matiliuko. Įsiveriam truputėlį dzikelio. Nedaug. Pasikarpame. Nemanau, kad šiuo metu reikia gyvą pilti saujomis. Tikrai nemanau. Geriau duoti, bet duoti kukliai, ta prasme karpytą. Kad neturėtų, ką ten žuvis taip stipriai pavalgyti. Ateina į mūsų tašką, užuodžia kvapą, viskas kaip ir atrodo yra, nik, a čia nėra, tik tai kvapas, o tada jau pamato pas mus pateiktą kabliuką, ant kabliuko gerybės. Niam, suvalgo ir gaunam kibimėlį. Viskas. Kažkokių ten specialiai pastambinimų frakcijai darbą, ką mes pasidarom. Atsidarom kukurūzą. Hebra. Čia kukurūzas tikrai grojantis reikalas ir jo reikia turėti. Kitą kartą ant kablio čia ypatingai gerai dirba. Taip, kukurūziuką irgi pasismulkinam. Šį kartą aš nedėjau į jauką jokių džiūvėsių, nes buvo planas būtent padavinėti karpytą kukurūzą. Bet kukurūzą reikia labai gerai sukarpyti. Tos tarkos nepaėmiau. Su ta būtų žymiai greičiau viskas vyktų procesas. Bet teks dabar su rankytėm. Čik. Pažaisti. Nu, laiko mes turime. Iš tikrųjų. Taip, kad čia nedidelė bėda. Pasismulkinam. Nu, gal vienas kitas stambesnis papuls. Bet mes jo tikrai kukurūzo neduosim labai daug. Dedamės atskirai į kitą kamputį. Ir taip imsime su šriklėlę gyvą kukurūziuko truputėlį. Mukti taškelį. Nu, neužšala man. Nedelis neliktis, neužšala. Fantastinis oras. Fantastinis tiesiog. Rytoj jau atšilimas vėl. Truputėlį žolytę neša. Tokią. Ne per dideliausią, bet neša. Kukurūziuko gyvo. Ir į taškutį. Ir dabar taip su tom savo nedidelėm šriklėlėm. Tris. Į taškelį.
Aš kaip ir sakiau, visada žuvis užduoda žvejui tempą. Bet mes pradžiai 3 šėryklas į tašką trinktelnam, laikrodį nusistatau ant 3 minučių. Toks pakankamai, sakykim, vasarinis režimas. Bet čia pradžiai. Po jaukinimo kas 3 minutės padarysim kokią 10 permetimų, kad jau normaliai prasijaukintų taškas, bet jisai prasijaukintų jau su kabliuku, su tikimybė jau kažką pagauti. Nu ir žiūrėsime. Jeigu tempas pasiteisina, dirbam. Jeigu nepasiteisina, tada jau viską paimsime ir tiesiog prailginsime išlaukimus. Kaip matote, ne per dideliausia ta pati šerklėlė. Tik reikia labai neskubėti, visą laiką pramasažuoti, kad viršūnėlė neužšaltų. Tiksliau sakant, jinai užšala, bet kad pramasažuot, atpalaiduot nuo to leduko. Jeigu tokį greitą prasukimą padarysit viršūnėlę, čpokti, viso gero, keičiam viršūnę. Net nėra su kuo pabendrauti, pravažiavau, nieko žmonių praktiškai nėra. Tokių kaip aš, pridurkų. Nemačiau nei vieno, taip kad nežinau, šiandieną čia kas juda, nejuda. Nes šiaip pastarąsias dienas buvo kaip ir atlydys, sakykime, visą laiką buvo pliusinė temperatūra, šiandieną pirmą dieną, kada toks minusas, dienos metu. Tai va tas ir įdomu. Šiaip pasigavo, čia buvo savaitgalį, kabra pagavo to žuvies, ne fontanai, bet vieną kitą stambesnę koją, vieną kitą karšioką. Niekas čia taip tinklais, kaip sakant, negaudė, nevilko, bet faktas tas, kad jos pagauti įmanoma, tai jau smagu. Ir šiandien pirmą dieną atšalimas toksai dienos metu, tai vat labai neaišku, kaip čia vyks. Ar iš vis jinai judės, ta žuvis, gal su pasyvėjus, gal nenorės valgyti. Taip, ta proga iškilmybą renkamės kažką iš karto plono. Dedamės. 0,12, ne. O papa, aš ne tą dėžutę paėmiau. Teks kablius rišt. Negerai. Ką iš tinginio turim surištų. Toks ir pasiruošimas grybo mano. Ant startelio 5 matiliukai, 1 zukelis. Pakankamai didelis masalas. Karpyti gyvi tašką. Truputėlį kukurūziuko. Metrinis pavadys. Vis dėlto užsidėjau 0,12 mm storio. Išmasažuojam. Liūdna bus. Karšta. Saulė lenda.
pradžia, kol susikraus, kol susidedi viską. Vis tiek, kaip sakant, pajudi. Laukiam, 3 minutės. Padarysiu dabar kelis permetimus. Per tą laiką susiryšiu aš, susiploninsiu pavadį. Manau, netgi kokius 0,09 susiryšiu, nes nepasiėmęs dėžutės susirištais. Kaip sakant, nuo žioplumo vaistų nėra. Gerai, kad yra dėžutė su įrankiais, įnagiais visais. Taip, kad pasiraišusim mes čia kabliukų vietoj, nedidelė bėda čia. Matau, kad viršūnėlė šaus, antro koto turbūt ir netrauksiu. Bandysim žaisti su vienu. Taip kad... Nu kągi, laukiam, Chebra, laukiam. Nu ką, 3 metimai padaryti. Nieko. Apart šiukšlytės, smulkios tokios. Nieko gero. Per tą laiką aš jau, kaip ir minėjau, susirišau pavadėlį. Dėsim dabar jau tokį padorų. Net nepaliesta. Per kelis metimus net nepriliesta. Gerai. Keičiam pavadį, dedamės 0,09 dabar. 14 numerio kabliukas. Taip, čia neišmetam. Nu ką, nusimato žūklė tikrai nelengva. Nei pūgžliukas, nei ešeriukas, niekas nenori prisiliesti prie mūsų pateikto masalo. Labai norėčiau antrą kotą užsimesti vis dėlto. Nu, palaukiam, dar valandą gerą pamėtysim, pažiūrėsim. Gal dar truputėlį prašils, nes šąla žiedukai. Labai norėčiau antrą užsimesti taip kažkur arčiau ant kukurūziuko, nes čia yra šansas ir šapalą pagauti, ir koją pagauti yra. Bandom dabar pinkutės tiesiog uždėti. Pažaisim su masuliokais. Irgi nemažą gabalėlį. 4 pinkos, hoplė. Bet jau pas mus išploninta, išmažinta viskas, kaip sakant. Sunku. Oras dėja. Nors ką nors pagauti, nors kibimą pradžiai pamatyti norėtųsi. Bent jau kibimą. Vis tiek aš nekeičiu taktikos, kas 3 minutės darom permetimus. Judant su tašku, kažkiek tai vis tiek yra šansas, kad žuvys prieis. Visą laiką šurmulys, kažkas tai ten krenta, byra, gal sudomins kažką tai praplaukiančio, praeinančio pro šalį. O jeigu mes tiesiog blim, sėdim, laukiam, deginamės, gali išvis nieko nesulaukti. Na, kol kas taktika tokia, o vėliau žiūrėsim. Svarbiausia mums bent jau pamatyti. Ar bent jau užčiulpimą kokį nors, kad suprast, kas vyksta.
Nėra lengva, tikrai nėra lengva tokio sezono metu žvejoti, realiai reikia vietą žinoti, kur žuvis laikosi, kur jos yra. O jos yra ten duobėse. Vienoje, antroje, čia paikštelėje, vienoje pusėje prie Bernatonio. Ten didesnis šansas pagauti, bet aš sakau, aš specialiai tenais nevažiavau. Norėjau atsitraukti nuo visų. Jo labiau, kad ten, sakau, fidelistų nėra, pravažiavau, pasižiūrėjau, ten tie parazitai spiningautai. Aš nenoriu peikti, yra ten normalių, kas bando ešerius gaudyti, viską tvarkingai gaudo. Bet yra tų tokių, kurio žiūrėti negaliu. Cinkt, cinkt. Klaunai kažkokie, tai nedaėdė. Jeigu šiandieną čia nepasiseks, kitą dieną bandysim važiuoti mes jau tenais. Tarp tų klounų kažkur tai įsisprausti, bandyti pažvejoti duobėj. Ten žuvėjas kaip dumblo, ten ją pagauti yra žymiai paprasčiau tokio sezono metu. O čia tiesiog bandymas buvo ant tiesiosios. Dar nereikia nieko sakyti, gal čia viskas bus labai nuostabiai, labai puikiai. Čia iš 1, 2, 3 šėryklos, kad mes nieko negavom, tai dar nieko nereiškia. Oras fantastinis šiandieną, vėjo praktiškai nėra. Nu, nepagausim, tai bent jau pasimėgausime Nevėžio teikiamais malonumais. Saulės, oro, gero. Kad ir minusas, bet visiškai nešalta. Būtų vėjukas, tai čia turbūt. Bet dabar kol kas tai fantastika. Sėdė, kaifuok, o dar kibimą pamačius, tai iš viso būtų pasaka. Nu, aš jau neapsikenčiau, išsitraukiau antrą kotą. Su mano darbu nieko gero. Vieną kartą mačiau tokį bimt, bet tai greičiausiai buvo per valą, nes ištraukus masaliukai visi ant kablio. Taip kad traukiu antrą kotą, imu artimą distanciją. Vėl buvo bimt. Gal žuvis pradėjo vaikščioti po truputėlį. Nes toks vaizdas vėl per valą toks smugelis. Ir manau bus lengviau mūsų vėl. Ne, kubra kibimas. Čia jau kibimas. Nu, imam. Arba labai maža žuvis. Tik kažkokia veikla užsiimti ir kažkoks veiksmas atsiranda. Haha! Nu pagaliau. Tai čia pasirodys ir kaip. Nu ir kągi, mūsų pirma Nevėžio monstrinė koja. Koja tu? Koja. Gerai. O tai jau gerai. Viskas, chebra, netušti. Įsieta. Dedam beleką dabar įsieta. Gal daugiau niekur nebus ką įdėti. Na va, ir šala mano viršūnėlė. Kad atšildyt viršūnėlę, įmerkiu į vandenį ir jinai neatšilo. Dar kartelį merkiam, nes kito būdo nėra. Galima naudoti Johnson's Baby aliejūką. Galima pilti ant valo. Būna padeda. Nu va, atšilo. Bet reguliariai reikia pastoviai visą laiką damirkyti, kaip sakant. Krūvelė matiliukų. Tokia nedidelė žuvytė. Jo fana, o matiliukų nežinau. Moviau taip iš dūšios. 8, gal 10 net buvo sumauta. Be jokio nieko. Be jokio balto, be jokio pinko, be jokio dzikelio, be nieko. Pabandom tą pačią kombinaciją, tiksliau sakant.
tos pačius, nes jie čia dar nenučiulpti negyvai. Tiesiog damaunam krūvą tokią ir bandom vėl. Antrą tašką padarysiu labai arti. Prikrausiu aš ten jauko ženkliai daugiau. Dėsim stambesnį kablį, bandysime kažką stambesnį. Tiesiog tegul guli. Dirbsim su vienu tašku, o jau kaip šitas taškas mūsų užskaitykim, kad atsidarė jisai. O artimą tašką padarysim tokį riebų. Prikarpysim daug dzikelio su didelė šėrykla. Bum, bum, bum į tašką. Ir tiesiog užmetam ir paliekam ten ant ilgo laiko. Jau nedirbame kas 3 minutės, kaip čia su šituo tašku aš dirbu. Gal vat tas mano darbas pabiškį ir pritraukia tą tokią smulkesnę žuvelę. O gal čia stambios ir nėra? O gal ir yra? O gal ir vėliau peis? O gal pamatysim? Labai tikėtina. Vasario vidurys. Kosmosas kažkoks. Sėdim, nevėžiu, kaifuojam. Nu kaip kaifuojam. Stengiamės pagauti kažką. Taip, ir aš dar ką padarysiu, aš taip kelias pinkas dar įgriepsiu. Čia viskas pirmam taškui. Artimam, tiksliau sakant. Aš jau jį susitvarkęs, prasiskanavęs, čia maždaug suradau pirmą parandėlę, nuo jos lengvai atsitraukiau. 25 gramus kokius dedame. Didžiulė 25 gramų šėrykla. Nes mes čia darysim retus permetimus. Girdit kaip traška, viršūnė kaip užšalusi. Ir dabar tos dzikelius su pinkais, aš visus tos sukarpytus sumėsiu į tašką. 3-4 šėryklas. Čia gausis. Jop, jeba, nieko nepadaryt. Malonumas mažas. Baimti dugną. Užsijaukinam, žodžiu, antrą taškelį ir dirbam toliau su pirmu. Žūklės prekės žvejakelias.com Žūklės prekės žvejakelias.com Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideliai žvejakelias.com Nu ir ką, atsidarėm savo antrą tašką. Ten užkroviau visko taip, kaip turi būti. Dziko prikarpiau kalną, sumečiau kalną, sąlyginai kalną ištyrant. Nu, ne taip, kaip vasarą vis tiek. Ir viskas, truputėlį stambesnis kablys, kukuruziukas, plius porą pinkučių ant kablio, baimt, artima distancija, laukiam. Ten kažką jau išlaukinėsim tokią piktesnį. O su šito taškeliu dirbame. Vėl tik atsirado, jau po truputį atsiranda smulkių žuvų taškelių, jau gerai. Reiškia, va tempos padeda, nelabai tikėjau, kad gali būti, bet vis dėlto eina priviliot kažkokią tai žuvelę ant tempelio. Tiesą sakant, valas 009, mažas kabliukas.
Ir mes neturim žuvies. Gražiai pralankstė ir viską. Buvo ir kablio nėra, chebra, va, tai tau prašau. Smūgis čpokt ir mes neturim kabliuko. Bėda. Va čia yra bėda, kai nepasiruošęs atvažiuoji. Blin, storintis negaliu. Dabar vėl reikia ieškoti kablį, vėl ryžtis, vėl laiką prarasti. Nu, žodžiu. Eiliniai, žvejybiniai tokie malonumai. Ir didelis. Ryšam kablį, dedam, metam ir laukiame vėl. Nu, kažkokių stebuklų nevyksta, chebra. Buvo momentas, kada truputėlį pasijudino. Gavau ten tos kelis kibimus, porą žuvyčių nedidelių. Bet tai buvo toks momentas, kada kėlė vandenį. Pakankamai greitai sukėlė vandenį iš tikrųjų. Ir viskas tam ir pasibaigė. Vanduo sustojo žuvis judėti. Iš vis vėl niekas nejuda. Negelbėjo mano Grand Transportas, negelbėjo. Pradedu judėti per distancijas, kažką tai veikti reikia jau. Jeigu abudu kotai neveiksmingi, nu tai reikia pradėti keisti kažką tai. Ploniau jau nėra kur. Su masalais jau irgi čia žaidžiau, belė ką išlirbinėjau, jau net iki tokio lygio dėjau, kad dėjau netgi tik tai vieną matiliuką, įsivaizduokite. Nu, nieks net neprisiliečia, net vienas gražus matiliukas, kabo vargšiukas ir tai nieks neima. Visi bandymai užkibti buvo tada, kada gaudžiau su krūvelė matiliuku. Tai dabar aš manau grįšim atgal, nes išbandžiau viską. Ir vieną dzikelį, ir vieną pinkelį, ir 2 dzikelius, ir 2 pinkelius, ir 2, ir 3 matiliukus. Ir tą, ir aną, ir 3, ir 5. Niekas čia nepadeda. Arba tiesiog žuvies čia šiuo momentu nėra, arba tiesiog jinai visiškai neaktyvi. Sakau, va, tas momentas, kada pajudino vandenį, jinai kažkiek tai buvo pajudėjusi. Ir vėl viskas nurimo. Tylu, ramu. Atsirado žmonių vaikščiančių. Maniau, gal 3 ar 4 žmonės buvo tie pasidomėt, kaip sekasi. Sako, nuo ryto sėdim, nieko. Ir neatšyla niekaip. Vis dar reikia labai atsargiai elgtis su viršūnėle. Žodžiu, mes dar ieškom, dar nepaliekam vilčių. Manyčiau, dar gerų porą valandų galima bus pasėdėti. Nu kaip pasėdėti? Pasėdėsim tol, kol nepradės temti. Prieš temimą susipakuosim ir važiuosime namo. Tai turėtų žvejybos gautis apie 5 valandas geras. Tai tikrai užteks. Gal labiau, kad tas kibimas toksai pakankamai prastas. Būtų kibimas, tai čia dievė, čia gali sėdėti dar ir sutemus. Tiesą sakant, paskutinė diena, man rodos, 15 iki 15 galima, negalima Nevėžyje žvejoti sutemus, o nuo 15 jau bus galima sėdėti ir sutemus.
Tai kaip ir... Nu, bet vėl tai didelis klausimas. Ar čia kas nors pasikeis? Ar čia sutemus jinai kipsto žuvis? Vėl nežinau. Bet kaip sakant, nepabandęs nesužinosi. O dabar nebuvo galima bandyti. Nes draudimas. Važiuosim, kurią dieną bandysime lysti kolūkį. Į duobę kažkurią tai. Ar prie aikštelės, ar iš Bernatonio pusės. Ten tikrai veiksmo bus daugiau. O tiesią paliksim truputėlį ant vėliau. Gal tiesiog šiandieną tokia diena. Nu tiesiog tokia diena ir viskas. Va. Pirma diena, kada toksai atšalimas. Gal tas įtakojo žuviai. Nuo rytojaus vėl atšilimas, vėl ten 2+. Gal praeis kelios dienos ir pradės čia judėta žuvis vaikščioti. Gal viskas bus gerai. Nes tikrai čia pagaudavo žmonės šitos žuvies. Ne fontanai, ne kibirais nešė, bet jau po kelias gražias kojas įkinkydavo. O šiandieną nei gražios, nei negražios. Keista, jokio šapalo, šapaliuko net nėra. Nu vienas greičiausiai, sakau, buvo smūgis, bum, kai kirto, tai su pavadžiu iš karto gali būti, kad šapalas. Arba šapalas, arba ešerys tam bus. Nu bet nieko, mes dar kantrybės turim. Kažkas energingesnio, ešerys. Nu, kaip matote, įvairovė žuvies yra. Ešeriokas, hoplia. Ir dar vienas momentas, kaip pradėjo kelt vandenį, ir stipriai pradėjo kelt vandenį. Gal dėl to truputėlį ta žuvies pasidarė aktyvesnė. Nes prieš tai buvo mirtis visiška. O dabar jau trečias kibimas, antra žuvis. Viena su kabliu. Gali būt, kad tai buvo, kadangi mes pagavome ešerį, gali būt, kad tai buvo irgi ešerys, tik stambesnis. Nes čia papuola labai stambių ešerių. Arba šapalas. Nu, nevėžis toksai pas mus. Čia žuvies įvairovė yra tikrai nemaža. Negali žinot, kada čia ką gali pagauti. Va, pirmas mūsų taškas negyvas. Nu, bet ten ir toks masalas uždėtas, kukurūzas stambus. Pabandysim pakaitalioti ir ten masaliokus. Gal ir ten kas nors pajudės. Bet ten tikrai dažnų permetimų nedarysim, kaip ant šito taško. Maunu tiek, kiek telpa, net neskaičiuoju. Ant kablio, nežinau, 7, 8 matiliukai. Ir be nieko, visiškai nieko. Ir karpyti matiliukai į taškutį. Opa. Ir šį bei tą, žiūrėkit, jau galima karpštyt. Jau smagu. Jau gerai. Monstrų nėra. Bet, kaip sakant, negaliu žinot, kas bus ateityje. Svarbu, kad pažadinom, pajudinom tašką iš mirties taško. O tai jau gerai. O, kaip... Va tai tau prašau ir kibimas ant pirmo. Ant kukurūziuką mačiau gražų pralankstymą. Nu ir ką, viskas. Mūk ir viskas. Tenais kukurūzas 2 pinkučiai. Dabar atspėk myslę, kad ir myslę. Ar ten nunešė,
Ar ten liko kas nors. Gali būti, kad šiek tiek kablys per mažas kukurūzui. Gali būti. Nu bet va, jau kibimą gavom. Bet vėlgi, sakau, turbūt gali būti susijęs į tai, kad vandenį pradėjo kelt ir tikrai stipriai. Hebra, eiktų savo, jau ir galinės kojas pradeda semti. Nu, tikėkime, šitaip neužkels, kad man teks bėgti iš apačios į viršų. Judinam. Ant pirmos. Bim ir su užbaigimu. Visą laiką, va, 3 kibimai, 3 užbaigimai buvo. O šį čia big-mik ir viskas. Ir dabar klausimas, sakau, ar nunešiu ar ne. Reikia tikrit. Tikrinam? Tikrinam. Nepatikrinęs nesužinosi. O taip norėtųsi dar pamatyti papildomus tokius pim-pim per viršūnėlę. Tuščia. Ir tuščiai ir ant kablio viskas yra vietoj. Bet reiškia, kažkas domėjosi. Šiaip didelis masalas. Gerai, padarome truputėlį kitaip. Sumažinam truputėlį kukurūziuką. Tiesiog pusę nukarpam ir mes dabar prie jo primausime kelis matiliukus. Pažiūrėsim, kaip šita kombinacija artimoje distancijoje suveiks. Matiliukai plus kukurūzėlio gabalas. Faktas tas, kad taške turim žuvies, jau gerai. Daug gal labai nemausim, 3, 4 gal tiek to. 4 matiliukai. Ir kukurūziukas, grožis mūsų ir artimą taškelį. O čia pavadėlis 0,12. Pamatysim skirtumą. Kur ant 0,09 gaudam, kur ant 0,12. Kitą kartą pavadžio storis labai didelį įtaką duoda. Tiesiog žiauriai didelį. Ypač žiemą. Kada žuvis aktyviai galima storinti, čia nedidelė bėda iš tikrųjų. Bet kada jinai neaktyviai, visada yra geriau gaudyti su plonesniu pavadžiu. Kartais reikia pažaisti su pavadžių ilgiais. Aš labai didelio skirtumo nemačiau, atstartavau nuo 70 kažkur centimetrų buvo pavadėlis surištas, paskui nutrūkus kabliui susitrumpino, dabar jis apie 40 gal 45 centimetrų ilgio. Vis tiek kažkas pajudina. Neina taip kaip iš patrankos, bet sakau, dabar toks laikotarpis. Normalų žmonės dabar vaikšto šlakius ieško. Aš nenormalus, tai sėdžiu nevėžį ir bandau pagauti kažką. Ir dar visiškai tolėliau nuo visų kolūkių, nuo visko. Matysim, kaip bus toliau. Kol kas rezultatai tokie. Norėtųsi geresnių.
Nu ką, panašu, kad -1 viršūnėlė. Jau taip atrodo atsargiai ilgiausi. Jo, fana. Taip ir yra. Viso gero. Sudie, madame Salamijo. Labai yra gera tokia lietuviška patarlė. Nekybo ir visai nustojo. Tai šiandien čia šita patarlytė kaip pirštų į akį. Niekas nevyksta. Absoliučiai niekas nevyksta. Mėti kur nori, kaip nori, keis distancijas, keis masalus, karpyk, nekarpyk, daryk, ką nori, nieko. Aš jau prisiminiau dėdukų principus, sakau, reikia pabandyti su vieno kotu iš viso. Su tuščia šėrykla. Ant ilgesnio išlaukimo tegul pagul. Neįdomu niekam vis tiek. Taip kad nei jaukas nepadeda, nei gyvi nepadeda, niekas nepadeda. Daryk, ką nori. Dar viena tikimybė, sakau, yra, kad prieš temstant kažkiek tai pajudės ta žuvis. Nu, kažkiek tai. Nes kartais būna tokios anomalijos, kad sujuda prieš temimą. Tai dabar taip kantriai dantys sukandęs. Sėdžiu, aš dar vis kažką veikiu, vis bandau šį bei tą. Nu tiesiog, kad nemojuosi, tai čia sušalsi, sustilsi ir tiek. Ir viskas, ir mėgaujusi lengvais saulės malonumais. Tokie kartais išlenda iš už debesų, atgal įlenda. Ir tiesiog reikia laukti. Dar palauksim, dar pasėdėsim, pamajosim, paplevėsosim, pažiūrėsim, kam čia viskas pasibaigs. Gali būti, kad šių metų mano pirmoji žvejyba bus su tokiu rimtu įvarčiu. Nu, tiesą sakant, aš čia negaliu varyti, o į medį 2 žuvis krante, ešeriukas ir kojytė, viskas kaip ir nėra blogai. Bet tai tikrai ne tos svajonių žuvis, kurių mes čia susirinkome. Bet, kaip sakant, nu, nepabandęs nesužinosi. Ir tas laikotarpis toksai, kad labai sudėtinga šiuo metu. Aišku, yra tų vietų, kur tikrai kimba lysti, kolūkius reikia bandyti, judėti, ten tikrai galima pagauti. Važiuot galima į Danę, Klaipėdai, ten visada gerai būna. Latvijai žinau, kur gaudo chebra dabar irgi. Nu, bet norėjusi pasibandyti arčiau namų, pabandžiau. Taip, kad šių metų pirma žuklė tokia. Dar jinai nesibaigė, bet galbūt ir mes ją dar išgelbėsim, o gal ir ne. Nu ką, kantrybės palauksim, pabudėsim, pažiūrėsim, viskas bus aišku mums vėliau. Nu ką, draugai, baigiam savo žuklę, baigiam savo tą marazmą šios dienos. Pirmoji žuklė Nevėžyje šiais metais atnešė mums konkretų įvartį. Nieko nebuvo apart tų 2 žuvyčių, labai nedidelių. Ešeriukas, kojytė, viskas. Porą kibimų, viskas. Visą dieną atmojavau, užtenka. Yra, kaip sakant, nu, toks sezono metas. Sekanti žuklė mūsų bus jau turbūt truputėlį įdomesnė. Bandysim važiuoti, brausimės tarp žmonių. Čia pliusas tas, kad vienas praktiškai pabuvau, nieko nėra. Surinkau šiukšlės, susirenku savo daiktus ir važiuojam namo. Viskas, draugai, kol kas tiek, nei žvyno jum, nei uodegos, iki kitų susitikimų.